esu jau tokia, nežinau, kelintos kartos panevėžietė iš Senamiesčio šitos gyvenvietės Panevėžio. Senamiesčio gatvėje aš čia ir augau. Nevėžyje mes čia tiesiog ir nardėm, ir plaukti išmokau, ir žodžiu, ir miesto jaunius atstovavau tenai plaukimo komandoj. Paskui institutė 6 metus už institutą plaukiau. Čia, žodžiu, ant suoliuko skaitydavom tą privalomą literatūrą ir neprivalomą. Čia galų gale susilaukus vaikus su vežimėliu važinėjausi tais irgi parko, kur tai takais. Turiu nuotraukas, kad ir mano tėvelis čia su draugais irgi tam parke taip pat Liepų alėjoje toj vaikščiojo. Nu, žodžiu, mes čia gyvenom ir čia labai mums buvo svarbu. Pasikeitus čia valdžiom, karam praūžus, žinoma, labai viskas pasikeitė. Čia buvo šitas parke dar ir dvaro likę pastatų. Gyveno jame žmonės, kurie remontavo lėktuvus. Čia buvo lėktuvų remonto parke ta dirbtuvė. Ir tik tai tiek prisimenu, kad reiškia, tie rusų tautybės jaunuoliai, mokiniai irgi lankė į Panevėžio 3 rusų mokyklą, tai labai gerai krepšinį, tinklinį ypatingai žaidė, mes visi žaisdavom ir vienas berniukas ateidavo iš Čerkesų namo, iš toliau, pulkininko sūnus. Žodžiu, čia gyveno jau tokie aukštesnio rango, o ten kituose pastatuose gyveno tiesiog remontininkai, darbininkai ir jų šeimos. 60 metais pagrindinis gyvenamasis 2 aukštų sudegė ir žmonės čia išsiskirstė. Kurį laiką dar Čerkesų name buvo dailininkų dirbtuvės. Ir dailininkas Kavaliauskas, Stasys, tiesiog jis irgi mūsų buvo toks visuomenininkas, Panevėžio kraštiečių klubo narys. Jis visą laiką, mes, žodžiu, sutarėm, kad reikia būtinai tą namą kaip nors gelbėti. Ir jau tų žmonių, kurie čia aktyviau, kur tai gyveno ar ką, jau jų nebebuvo. Ir tik tai jų ten vaikai, kurie kartu su tėvais čia ateidavo, ką tai tokį ir su Čerkesų, ir šachmatais žaisdavo, ir tuose pobūviuose inteligentų dalyvaudavo, ir žodžiu, net ir sodininko įvairiom ten paslaptim dalinosi. Žodžiu, tokių pradėjom rinktis ir kad jie parašytų ką nors, na ir po truputį, žodžiu, pradėjo tą biografiją aiškėti. Kadangi čia toks žmogus ir savanoris, ir patriotas, ir publicistas, ir poetas, ir Panevėžy tai buvo pirmas lietuvių kalba išleidęs knygas pirmas. Muzikos instrumentai taip vadinosi, birbynė ir vamzdys. Tai visiems tai buvo dar carų laikai, tai buvo 10–11 metai pereito šimtmečio. Masiulio knygyno vedėjas Masiulis padėjo išleisti tas knygeles. Na ir čia Panevėžy buvo jau didelis toks kaip ir įvykis, nes lietuvių kalbos buvo mieste ne tiek daug. Buvo ir lenkų, rusų, žydų ten ir visokios kalbos, ir lietuvių kalba ypač miestuose labai buvo nuribota. Tai va jie pradėjo tą lietuvybę skleist. Buvo Aidas, tokia organizacija kultūrininkų, ir čia jie ir vaidino, ir dainavo, ir giedojo, žodžiu, lietuviškai. Ir Čerkesų nuopelnas čia buvo didelis, jisai buvo sekretorius toje organizacijoje Aido. Ir čia susipažino Čerkesas ir su
su būsima žmona Kolecka Jadvyga irgi vaidino tuose lietuviškuose spektakliuose. Tas aidas veikė nuo caro laikų iki 30, man atrodo, 2 ar 3 metų ilgai veikė ir žmonės taip jau tą lietuvybę skleidė. 20 metais jisai įsigijo sklypą čia šitą iš grafo Kaiserlingo. 26 pasistatė tą namą gražų, mūrinį, modernų ir rinkosi visi tie šviesuoliai Panevėžio, rašytojai, žurnalistai. Na ir be šito kultūrinių dalykų jis dar turėjo leidimą verstis privačia advokatūra. Gynėjas buvo privatus. Na ir net labai daug padėjo Žukauskui, rašytojui Žukauskui vienuoliui, nes jam kažkokias ten byla buvo iškelta už ką tai labai gerai jį apgynė, tą bylą laimėjo ir net jie kažkaip galbūt ir susidraugavę po to buvo, nes Žukauskas iš Anykščių rašydavo jam laiškus ir rašydavo tik tai Panevėžys Pragiedruliai. Ir viskas buvo aišku, nereikėjo nei gatvės, nei numerių. Antras dalykas, kad jie mėgo sodininkystę. Ir dalinosi sodinukais ten sėklom ar ten ko ten. Vienu žodžiu važiavo vienas pas kitą. Antaninių, tada tokie obuoliai buvo, skaitėsi, kad geri labai antaniniai obuoliai, kuria, reiškia, vienuolis turėjo labai gerą ten rūšį ir čia, žodžiu, atvežė ir Čerkesui tuos sodinukus, nes ten Čerkesas net pardavinėdavo sodinukus. Vietos yra daug sode ir būdavo tenai ir nedideli sodinukai, kurie žmonės norėdavo įsigydavo. Tai va, dar tas sodininkystės bendravimas, kiek aš žinau, siejo jos. Kai pradėjo rašyti, publikuoti laikraščiuose tiek Lietuvos, tiek net Peterburgo, buvo lietuvių laikraštis toks, tai jisai nebesparniu vardijo save. Nuo 1906 metų jau jisai apsisprendė ir pasivadino Besparniu. Čia buvo, reiškia, atgauta spauda lietuviška 4 metais, kaip tik tai va, po poros metų jis pasivadino šitaip ir kiek skaičiau, kur tai, kad jis tada jau eilėraščių kiek tai mažiau rašė, nes Maironio labai gera poezija tada buvo ir jisai, taip sakant, matyt galvojo, kad tų sparnų jam poezijos truputį gal trūksta iki labai tokio jau aukšto lygio. Vis tik tai žmogus tokios aukštos kultūros, jisai ir išsimokslinęs, ir kalbų, reiškia, čia gerai žinojo lenkų ir rusų kalbas ir apie lietuvių nebešnekant. Knygos jo bibliotekoje buvo visos, kaip čia, perrištos su auksinėm nugarėlėm, ten su jo inicialais. Žodžiu, tokią brangią biblioteką dar turėjo. Žmona Čerkeso Jadvyga buvo Lenkijoje baigusi mokslus, jinai konservatoriją baigusi ir rašė eilėraščius, bet lenkų kalba. Žodžiu, taip jau tada visokiom kalbom žmonės čia kalbėjo. Ir taip pat skambindavo fortepijonu, ne pianinas, bet didelis fortepijonas buvo pas juos, reiškia, tam bute ir žodžiu, taip skaitydavo eiles ir
ir savo, ir ne savo, ir ypač mėgo Lermontovą, Juozas Čerkesas. Jam kažkaip dvasiškai artimas labai buvo Lermontovas, kaip jisai sakė. Sūnus, jo du sūnelius turėjo, tai vienas mirė nuo vaikų ligos 5 metų, reiškia, tas Algirdukas mirė, o Henrikas išaugo ir baigė studijas karinės. Ir dar studijavo ir buvo labai aktyvus visuomenininkas, ir eilėraščius rašė, ir skautas labai aktyvus buvo, jūrų skautas. Tiesiog nelaimingas atsitikimas ten kažkaip tai čiuožykloje, bemokydamas vaikus čiuožti, pats kažkaip tai nelaimingai nukrito, sutrenkė galvą ir paskui dar kažkaip prisidėjo smegenų uždegimas ir mirė. Ir tėvas tada net kažkaip paliegęs buvo, net biskį į Kurotus gydytis važiavo, atrodo, ir viskas, žodžiu. Labai buvo gaila tų sūnų, palaidojo va taip. Kaip ir poetas, palaidojo taip, tokioj kapinių vietoj, pačiam pakrašty, kur matosi jo sodyba. Tadagi nebuvo tiek daug tų didelių medžių ir viskas matėsi. Taip, tikintis ir vis viena laiminančio Kristaus, kaip Palangoj yra va šito dvarininko, reiškia, skulptūra prie Gintaro muziejaus va šitą. Tai čia kitokia, bet, žodžiu, labai gražiai ir viena ranka tik tai pakelta. Draugai tie bendraminčiai galvojo, kad šita irgi bus sudorota, tai išvežė į Kupiškio rajoną, o dabar, jau kai Lietuva laisva, tai ją iškėlė į Unės Babickaitės, reiškia, gimtinės muziejuką tokį. Ir ten dabar jinai, kaip sakyti, ant buvusių sudegęs namas, laiptai likę, ant tų laiptų, cementinių pastatyta ta skulptūra. Mįslingai gražus, kaip cementinio paminklo, tai veidas iš tikrųjų toks gilus, kažkoks susikaupimas, mąstymas matyti ir laiminimas. Tai va, žinoma, jau Čerkesas bet ko nebūtų statęs. Jis atšventė dar labai garbingai su draugais savo 60-metį. Tai buvo vokiečių laikų pabaiga. 44 metai, 44 jau Vardynės pavasarį, o vasarą jau sovietai vėl atvyko į Panevėžį bent. Buvo šita žemė nacionalizuota, taigi visur pirmiausia nacionalizavo žemę. Tai žinoma buvo jau smūgis, Čerkesų jau nebegalėjo to tenai, bet vis vien jis tą sodą prižiūrėjo ten ir ką, bet žodžiu žemės jau nebuvo. Ir jis jau jautė, kad gali būti blogai, jisai dovanojo tada savo giminaičiam, tenai ką nors, va taip va po truputį. Ir jis, ir Čerkesienė, tai va labai gerai, kad jie dovanojo, tai dar atsirado, aš čia dar ir knygelę tokią turiu, apie Pocienę Lendrūną, tokią mokytoją, reiškia, kurios močiutė buvo Čerkeso sesuo, Čerkesaitė irgi. Tai va, ir jinai, reiškia, nuotraukų gavo. Ten labai gražiai užrašyta paties Čerkeso, gražių braižų, būtinai, žodžiu, parašyta kas, kada, žmogus kultūringas ir tvarkingas, ko nedažnai pasitaiko. Ir svarbiausia, jo mirtis tokia baisi irgi. Tokia irgi kaip jautraus meno žmogaus. Reiškia, jau, kad jau ta žemė jau tai jau nusavinta, tai taip, bet atėjo su raštu, reiškia, pas jį čia
kad jau ir nusavinimas ir namas. Nu ir viskas. Ir jisai krito, širdies priepuolis. Žmona dar į antrą aukštą nulėkė vaistų, bet grįžo, jis jau buvo miręs. Kadangi muziejus neturėjo, yra tenai, nuėjom, yra dvarų, reiškia, kokie tai ir portretai, ir piešiniai, kitokių įvairių dvarų. O Panevėžio dvaro, kai sudegintas jis buvo 60 metais, tai taip ir kažkaip nieko. Na ir mes su Stacele Mikeliūniene sakom, galima ką nors visgi pagalvoti iš prisiminimų. Ir pagal šitos kelis tokius maždaug mūsų nupaišytus eskizus, Mikeliūnienė akvarelę nutapė, reiškia, tarp pušų, nutapė šitą tokį paveikslą dvaro. Nu ir nieko, nieks neprieštarauja. Taip ir liko dvaras nupieštas tokiu būdu. Nu, jis vadinasi visaip, jisai vadinasi, žinoma, lenkiškai, bet buvo valdovo dvaras, valdovui priklausantis dvaras, kurį tai padovanodavo, kam valdovas, tai nuomodavo. Ir gan garbingų buvo, bet jie visai nesidomėjo tuo dvaru, tik tai pajamas kokias tai gaudavo ir tuo Panevėžiu jie visai nesirūpino visiškai. Net buvo nupirktas tas dvaras privatus kurį laiką, ten vieno barono buvo, bet paskui dar caro valdžia, man atrodo, taip, reiškia, išpirko tam baronui, davė kitoj vietoj gerą kokią tai žemę ir išpirko tenai jo tą turėtą dar gabalą Panevėžio ir pasidarė tada jau valstybė, reiškia, valstybės miestas. 1500 kokiais jau 20 metais jau buvo miestelis nedidelis ir jis užregistruotas jau kaip mokėsi, miestelė mokėdavo. Jau mokesčių knygoje jau atsiranda mažas miestelis Panevėžys. Ir apie jį buvo žemės ir privačios, gal ten kiek kur ir valstybinės. Parkas priklausė dvarui. Yra dar paskutinis namas, mūrinis, tai jau jis nesudegė ir liko. Ir jo skliaute iš šiaurės pusės yra data to namo pastatymo 1800, man atrodo, 76 metai. Va tokia data. Na ir šitas parkas laikėsi iki 1962 metų. Po to nutarta buvo pratęsti jį ir prisodinta tada daug vėl medžių, va čia, žodžiu, iki pat Besparnio sodybos, visa ta teritorija, kaip matom, kaip dabar, kiek jau čia didelių medžių. Na, o priklausė, ta žemė jau valstybinė buvo. Valstybinė. Ir tik tai išsireikalavo šitie lakūnai, kad jie lėktuvų, reiškia, tą remonto bazę čia turėtų, nes iki to laiko, Smetonos laikais, čia buvo artilerijos pulko teritorija. Irgi ten buvo dar sandėliai šaudmenų, tenai artileristų pulkas, tai tenai sviediniai artilerijos, ir jie dar buvo vokiečių laikais, reiškia, per Antrą pasaulinį karą. Ir tas pavadinimas net, pavyzdžiui, kas domisi, skaito, kad čia buvo nuo seno, buvo šventvietė. Reiškia, skaisus kalnas, tik tai jau kaip apsikrikštijus, tuos akmenis, reiškia, neva tai į Nevėžį įrytino. Akmenų specialistas, toks Vasilevičius, įrodinėjo, kad ant vieno tokio akmens, ir kur mes maudydavomės ir nardydavom, ten Nevėžio kampas, kaip sukasi jau link
link centro Nevėžis. Ten netoli to kampo yra toks didelis akmuo ir kad yra ten rūnų, reiškia, raštu, kad užrašyta, kad aukos akmuo. Dar turėjom tokį uždavinį, kadangi miesto 500 metų artėjo jau ir tiesiog norėjom kuo daugiau apie miestą surinkti medžiagos. Na ir pirmiausia, tai žinoma, apie įžymius žmones, įžymius kraštiečius. Ir čia supratom, kad visiškai užmirštas yra Juozas Čerkesas. Ėmėmės tokių žygių. Pirmiausia, tai sutvarkėm kapavietę. Kadangi visiškai ant to kranto aukšto ir matyt nustumtas buvo ta lenta ir, žodžiu, jos nebebuvo. Na tai va, savivaldybė atsiliepė, paskui sodyboje prikalėm atminties, reiškia, tokią atminties lentą ąžuolinę. Irgi, kad ten gimė Juozas Čerkesas ir taip toliau. Paskui tais pačiais metais mes dar ir, kadangi vis vien ten judėjimo valdžioje nebuvo, pirmiausia gyventojų surinkom parašus. Žmonės pasirašė, kad jie nori, kad tas namas būtų ir būtų jis paskirtas miesto kultūros reikmėm. Ir nedaug Panevėžy tų senų namų belikę, tokių, kaip sakant, vertingesnių. Tai va ir į kultūros departamentą su tais parašais, su Pažemeckaitės eilėraščiu dar, nes jie apėjo ir labai jautrų eilėraštį gražų parašė. Ir su dokumentais, kokius mes ten turėjom, žodžiu, kad kreipėmės ir į savivaldybę, ir šiandien, ir ten, ir kad nieko. Kreipėmės į Vilnių, į departamentą paveldo ir buvom išklausyti. Mes prašėm, kad ne vietos paveldas būtų, bet respublikinis. Liepė užkonservuoti, kad nebevogtų tų raudonų gražių plytų, nes tiesiog tirpo ten tos plytos. Tiesiog naktim dingdavo ir viskas. Ir laukiam tokios valdžios, kuri ką tai supras ir ką tai darys. Na va ir sulaukėm maždaug prieš 10 metų. Va čia kažkaip Račkauskas, visgi architektai, viskas jau jie, žodžiu, pradėjo judėti, parašė projektą, paskelbė konkursą. Konkursą laimėjo Vilniaus Pupa, Vilniaus jauni architektai. Va ir jie šitą visą nubraižė ir įgyvendino. Na ir turim labai dabar gražias patalpas, iš tikrųjų džiaugtųsi ir šitas šviesios atminties Juozas Čerkesas, kad pagaliau kas tai va jau gavosi. Valdžia pasikeitė ir viskas pradėjo šviesėti čia. Va ir pragiedruliai atėjo tada ir va viską turim, ką turim gražaus.